primenu, kad bus daromas įrašas. Įrašų pasidalinsime kitą savaitę per socialinius tinklus. Tai tuomet aš pradedu. Sveiki dar kartą visi susirinkę. Mano vardas Arnoldas ir aš šiandien pakalbėsiu apie man pačiam pakankamai įdomią temą. Tai yra saugus slaptažodžių valdymas su tokiom slaptažodžių saugyklom kaip OnePassword, NordPass ir mano mėgstamiausia KeePass. Porą žodžių apie mane patį. Aš esu IT magistras, mano darbo patirtis generic IT kartu su kibersauga yra virš 13, galbūt 14 metų. Grinai kibersaugoje 8 metai, iš jų apie 3 metai valstybinėme sektoriuje, ryšių reguliavimo tarnyba CERT-LT padalinys ir virš 5 metų privačiame sektoriuje. Mano asmeninė ekspertizės sritis yra vulnerability management, bet aišku, aš daug ką žinau ir kitose srityse, ir tarp įdomesnių sertifikatų. Aš turiu senesnius generic Microsoft sertifikatus iš tų laikų, kai Windows 7 buvo palaikoma operacinė sistema nepasiekusi end of life. O iš kibernetinės saugos tai įdomesnis yra Certified Ethical Hacker sertifikatas. Čia yra trumpai skaidrių turinys. Kaip minėjo Ernestas, mes labai tikimės jūsų aktyvumo ir skaidrių turinys gali būti dinaminis, tai yra jūsų klausimai, mūsų atsakymai, diskusija, jūsų įžvalgos ir panašiai. Bet trumpai, tai šios temos koks sąryšis būtų su to, ką mes darom, kaip mes uždirbame pinigus, kaip susirinkam klientus ir panašiai. Temos sąryšis su galiojančiais teisės aktais. Pateiksiu įdomios statistikos susijusios su slaptažodžių valdymu. Paminėsiu sudėtingą temą, potemę saugus slaptažodžių valdymas, paprastesnės alternatyvos ir privileged access management. Pakalbėsim apie alternatyvų analizę ir aš jas pakritikuosiu ir užbaigsiu geros alternatyvos aptarimo ir nedidelę demonstraciją. Šios skaidrės susijusios su viena iš veiklų, kurias OB Advisory atlieka, tai šiuo metu 25 metais ta veikla yra itin populiari. Tai yra pasiruošimas TIS2 direktyvai ir naujojo kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimams, kurio nauja redakcija buvo priimta 24 metų spalio mėnesį. Dar labai trumpai paminėsiu, kad su TIS2 direktyvos pakete yra aibė mažesnių veiklų, tokios kaip rizikų vertinimas, kibernetinio saugumo mokymai, BCP, Business Continuity, pratybos ir panašiai. Taip pat mes teikiame ir žymiai sudėtingesnės paslaugos, iš kurių turbūt sudėtingiausia yra informacijos saugumo valdymo sistemos diegimas. Ir TIS projekto metu eilinė įmonė, eilinė mūsų klientui tarp rengiamų kibernetinio saugumo tvarkų, o jų yra maždaug 14-15 priklausomai nuo to, kaip skaičiuoti, yra tokia įdomi tvarka paskirų ir prieigų valdymo tvarka. Ir jinai tiesiogiai susijusi su šios dienos tema. Visą tai, ką mes darome, mes sugalvojame ne vien tik tai, kad tai yra madinga arba toks yra trendas, bet toks yra griežtas Lietuvos teisės aktų reikalavimas. Tai saugus slaptažodžių valdymas ateina iš poįstatyminio teisės akto, tai yra iš žymėjo vyriausybės nutarimo 818, kurio pilnas pavadinimas dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo. Šitas nutarimas, jeigu porą sakinių, tai jis patikslina ir supaprastina tokias pakankamai sausas frazes iš paties įstatymo. Todėl žmonės, kurie pasiima tą nutarimą, jiem tiesiog lengviau paimti organizacinės ir technologinės priemonės ir jas įgyvendinti. Pradėsiu nuo tokios labai bazinės statistikos. Šiame nutarime žodis slaptažodis yra minimas 30 kartų. Vadinasi, šita tema yra pakankamai svarbi. Palyginimui frazė žurnaliniai įrašai yra minimi 18 kartų. Ir kitose dviejose skaidrėse aš pacituosiu porą citatų iš nutarimo 818.
Kokiagi peršasi išvada? Išvada yra tokia, kad būtina tinkamai rūpintis slaptažodžių saugumu, tiek asmeninių slaptažodžių, tiek ypač tada, kai tu valdai aibę įmonių slaptažodžių ir labiausiai, kai tu esi IT sistemų administratorius. Savo įmonėje IT sistemų, IT vadovas, kibernetinio saugumo vadovas ir panašiai. Tai šitoje skaidrėje jūs matote vieną citatą iš nutarimo 818 ir aš jį perskaitysiu. Tai punktas 67. Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perdodami atvirų tekstų. Tik laikinas slaptažodis gali būti perdodamas atvirų tekstų, tačiau atskirai nuo prisijungimo vardo, jeigu naudotojas neturi galimybių iššifruoti gauto užšifruoto slaptažodžio, ar nėra techninių galimybių naudotojui perduoti slaptažodį šifruotų kanalu ar saugių elektroninių ryšių tinklų. Tai, manau, čia esantis žmonės žino, kas yra atviras tekstas, o kas yra šifruotas tekstas. Tai bet kurioje normalioje IT sistemoje, net ir pasenusioje 20 metų senumas, beveik visada su tikimybė 99% slaptažodžiai bus užkoduoti taip vadinamų vienakrypčių šifravimu. Tai nėra šios paskaitos tema. Bet trumpai, vienakryptis šifravimas pasižymi tuo, kad šifravimas yra labai lengvas, bet atgal dešifruoti yra išskirtinai sudėtinga net su superkompiuteriu. Taigi, kai slaptažodis, jeigu jūsų slaptažodis yra, pavyzdžiui, Kaunas 18 žvaigždutė pasviras brūkšnys, tai čia yra atvirų tekstų, o sistemoje tai būtų, ne tai, kad abrakadabra, bet tai būtų specifinis simbolių rinkinys, kuris neturi jokio tiesioginio ryšio ir žmogus pamatęs tą užkoduotą slaptažodį, jis tikrai nežinotų, kas tai yra, ypač žmogus nesusijęs su informacinėm technologijomis, jisai tik tai pasakytų, kad čia yra kažkoks tai simbolių ir skaičių kratinys. Antra citata iš minėto nutarimo, tai yra techninio reikalavimų lentelė, kurios numeris 67 ir 68 punktas. Tinklų ir informacinės sistemos dalis, tarp jų ir svetainės ir naršyklės, patvirtinančios naudotojo tapatumą, turi drausti išsaugoti slaptažodžius, išskyrus specializuotą slaptažodžių tvarkymo programinę įrangą. Punktas, sakyčiau, sudėtingai suformuluotas, kas dažnai pasitaiko tiek Lietuvos, tiek Europos lygio teisės aktuose. Tačiau matome, aš paryškinau kelis žodžius, kad jeigu jūs saugote slaptažodžius naršyklėje, tai yra geriau negu kad jūs rašytumėte ant lapuko ir klijuotumėte ant monitoriaus ar dėtumėte į stalčių, tačiau vis tiek tai yra pakankamai blogai. Tai yra mažesnė blogybė, bet vis tiek tai yra blogai, o to labiau, kad tai draudžia šitas teisės aktas. Kita potėmė labai įdomi, statistika apie tiek bendrai apie slaptažodžių valdymą, tiek keliose kitose skaidrėse apie būtent nesaugų slaptažodžių valdymą. Aš daug dirbau su įvairiais informacijos šaltiniais ir pagal juos vidutinis asmuo 24-25 metais naudoja tarp maždaug 40 ir 100 slaptažodžių. Pagal Lietuvos vienaragio NordPass, kuris eina į didesnį įmonių grupę, pagal jos statistiką tai netgi 100 slaptažodžių, o pagal žiniasklaidos priemonės Global Newswire statistika net 168. Mano akimis čia tikrai labai daug, būtų įdomu susipažinti su jų skaičiavimo metodologija. Pagal kitą pakankamai autoritetingą šaltinį security.org, jeigu įtrauksime į skaičiavimus tiek asmeninius slaptažodžius, tiek darbo, tai net 250. Tai jeigu net šitą skaičių padalinsime iš kokių 4, vis tiek bus labai didelis skaičius apie 60 slaptažodžių. Kaip yra su slaptažodžių saugyklom, apie ką bus atskiros skaidrės? Tai yra tokios slaptažodžių programėlės, kai tau reikia prisiminti vieną slaptažodį ir po to tu patenki į užkoduotą saugyklą ir visi kiti slaptažodžiai yra tos saugyklos viduje. Kaip yra su tokiu programėliu ar jau didesnių informacinių sistemų naudojimu? Tai Jungtinėse Amerikos valstijose 36% asmenų arba žino apie tokią koncepciją, arba naudoja,
o pasaulyje apie 30%. Šitame informacijos šaltinėje nebuvo tiksliai įvardinta, ar tai būtent tik tai slaptažodžių saugyklos, ir man tokia nuojauta, kad skaičiai labai dideli. Ir aš galvoju, ar į šitą skaičių nebuvo įtraukta tai, kai vartotojai išsauga slaptažodžius naršyklėse. Ir tipo čia yra tam tikra labai bazinė primityvi slaptažodžių saugykla. Manau, kad jeigu išbraukti naršyklio naudojimą, kai jūs išsaugote slaptažodį naršyklėje, tai skaičiai turėtų būti radikaliai mažesni. Ir akivaizdu iš mano minėtų va šitų pirmų dviejų skilčių, kad neįmanoma vidutiniam žmogui prisiminti ne tai, kad visų, bet net daugybės slaptažodžių. Kitos dvi skaidrės yra jau apie netinkamą slaptažodžių valdymą ir statistiką šioje srityje. Tai vidutinis slaptažodžių ilgis nesiekia 10 simbolių, tuo tarpu, kai rekomenduojama bent 12, labai mažai yra naudojama specialių simbolių. Džiugu matyti iš mano asmeninės patirties, kad vis daugiau sistemų, kai tu kuri naują slaptažodį ar registruoji sistemoje, jau prašo, bent būk geras, bent šiek tiek pasunkink savo slaptažodį, bent 3 simbolių kategorijas iš 4. Tai 4 kategorijos, tai yra mažosios raidės, didžiosios raidės, skaičiai ir specialūs simboliai, tokie kaip žvaigždutės, minusai, pliusai, pasviri brūkšniai, dolerio ženklas, eta simboliai ir panašiai. Bet vis tiek kol kas labai mažai tų specialių simbolių, kurie gerokai pasunkina slaptažodžių taip vadinamą brute forcinimą arba nulaužimą per kompiuterinius perskaičiavimus. Pagal apklausas ir kitus šaltinius 60–84% asmenų perpanaudoja slaptažodžius tarp skirtingų sistemų. Ir kai tai daro, tai vidutiniškai vienas slaptažodis būna perpanaudojamas 10 sistemų. Apie 80% duomenų nutekėjimų susijęs su silpnais arba perpanaudotais slaptažodžiais. Ir iš to išplaukia, kad yra didelis two-factor authentication ir multi-factor authentication trūkumas, tai naudojama tik kai kur, dažniausiai sąryšiams su Microsoft technologijom, ir naudoja tik tai iš esmės didesnės organizacijos, bankai, energetikos įmonės ir panašiai. Apie 30 rimtų duomenų saugos incidentų, kurie yra susijęs su netinkamu, su duomenų nutekėjimu, tai tie incidentai yra susijęs su netinkamu paskyrų valdymu. Tai ten spektras yra platus, tai gali būti silpni slaptažodžiai, tai gali būti prasta naudotojų kiberhigiena, kai jie nesugeba atpažinti phishingą pagal tam tikrus požymius ir panašiai. Nemažas procentas slaptažodžių, koks dėja man nepavyko surasti, yra laikomi atvirų tekstų, įskaitant programinėme kode, kai tiesiog programuotojas palieka tą slaptažodį savo programiniam kode, tarkime Python ar ten kokį nors Ruby programavimo kalbą, ir tiesiog jungiasi prie API ir aišku, kad tas slaptažodis nekinta. Kas yra gerai, kad 91% žmonių supranta, kad slaptažodžių pakartotinis panaudojimas yra blogai. Ir čia aš panaudosiu tokią anglišką frazę, kuri man labai patinka, kad first step of solving any problem is recognizing there is one. Tai yra, kai žmogus bent jau pasako, kad žino, kad tai yra blogai, tai bent jau nuo to galima pradėti, nes jeigu jis nepripažįsta, kad tai yra blogai, tai jo kiberhigienos lygiai tikrai nepakelsi aukščiau. Interneto naudotojams, kurie nesinaudoja slaptažodžių saugykla, yra 3 kartus didesnė tikimybė nukentėti nuo taip vadinamo identity theft, kai yra pavogiami paskyros duomenys kartu su slaptažodžiu. Dažniausias slaptažodis yra toks, jūs matote ekrane, ir bus atskira skaidrė apie dažnus slaptažodžius. Ir tik 12% žmonių naudoja unikalius slaptažodžius, vėlgi pritaikęs kritinį mąstymą. Aš manau, kad šitas skaičius netgi yra per didelis, aš įvertinčiau tai kai kokie 5–6% turbūt. Nes ir pats kai kur naudoju tą patį, jeigu sistema yra visiškai nekritinė, kur aš registravausi, tarkime, spam laiškams gauti, tai kad neapsunkinti savęs į tą konkrečią sistemą, aš galiu kažkokį nesudėtingą slaptažodį, kur aš irgi kitur naudoju. Tai tiesiog pagal save galvoju, kad 12% yra pakankamai daug.
Šitoje skaidrėje matote dažniausius slaptažodžius, tai aš jų neskaitysiu, patys matote ekrane, na, jau elementariau ir būt negali. Ir tokie slaptažodžiai, jeigu pasinaudosim sistemomis kaip Password Monster, kur gali pasibandyti sudėtingo ar lengvesnio slaptažodžio, kiek maždaug su dabartiniu kompu, tiesiog paprastas kompas, nešiojamas kompas kokių 3 metų senumo, per kiek vidutiniškai toks slaptažodis būtų nulaužtas, jeigu nutekėtų jo na, taip vadinamas hashas arba vienakryptis šifravimas. Tai ten tokiam slaptažodžiui tai yra gerokai mažiau negu sekundė, nu, per 3 sekundės tai garantuotai. Jeigu, tarkime, būtų 2 kartus QWERTY, nu, tai jau būtų gal kokios 20 sekundžių, bet vis tiek labai trumpai. Artėjame prie šitos paskaitos kulminacijos, tai yra slaptažodžių saugyklų programos arba programėlės. Angliškai terminas yra Password Vault. Tikiu, kad naudoja visos progresyvios organizacijos ir tos, kurios nenaudoja, jeigu nori, kad jas vadintų progresyviomis per kibernetinio saugumo prizmę, tikiuosi, kad pradės naudoti, įskaitant ir dėl šitos paskaitos. Aš pačioj pabaigoje turėsiu trumpą demonstraciją, bet trumpas principas yra toks, kad yra 2 slaptažodžių principas. Kad žmogus, kuris savo kompe turi slaptažodžių saugyklą, jam tai reikia prisiminti dažniausiai tik tai 2 slaptažodžius. Tai yra prisijungimo prie kompo arba taip vadinama Active Directory slaptažodį. Aišku, jeigu kompas asmeninis, jokio Active Directory namie nebus, tai šitas slaptažodis gali būti, gali jo nebūti, darbe tai jisai tikrai bus. Ir antras slaptažodis, kuris turi būti pakankamai ilgas ir sudėtingas, na kokie minimum 15 simbolių su visais būtinais spec simboliais ir panašiai. Tai yra master slaptažodis prisijungimui prie jau tos slaptažodžių saugyklos. Ir visi kiti slaptažodžiai saugomi po 9 raktais su labai stipriu kokybišku šifravimu jau tos programos viduje. Jeigu ta programa yra taip vadinama standalone, kur jūs laikote savo kompe, tai aš iš KPS patirties žinau, kad tai yra tiesiog vienas failiukas, kuriame saugomi visi kiti slaptažodžiai, tai yra taip vadinamas saugyklos duombazė. Tas failiukas yra visai nedidelis, kelių kilobaitų dydžio. Ir dar kartą akcentuosiu, kad yra labai stiprus saugyklos duombazės šifravimas, todėl čia netinka kai kurių skeptikų argumentai, o jeigu nutekės master slaptažodis, tai tuomet visi slaptažodžiai bus kaip ant delno. Tai visų pirma, reikia naudoti stiprų slaptažodį, o antra, aš tokio skeptiko paklausiau, ponė skeptikė, o kaip tu tuos 30 slaptažodžių, kuriuos tu dabar turi naudoti, ar negi tu toks protingas ar protinga, kad tu gali prisiminti? Manau, kad ne. Tai arba tu juos kažkaip tai užsirašai, arba į notepadą tiesiog įdedi, tai net jeigu šitas master slaptažodis yra tik tai kokių 7 simbolių, vis tiek naudojimas KPS ar kitos slaptažodžių saugyklos yra daug kartų saugiau, tiesiog 1000 ir milijoną kartų saugiau. Greitai apžvelgsiu alternatyvas, tai sąrašą jūs matote ekrane. 3 alternatyvos yra mokamos ir viena, kurią aš mėgstu ir naudoju jau bent 5 metų, yra nemokama atviro kodo KPS programėlė, labai populiari pasaulyje. Kuo pasižymi visos cloud-based slaptažodžių saugyklos? Aš nevardinsiu čia privalumų, nes mano tikslas nėra pririšti, kad jūs taptumėt šitų sistemų klientai, tuo labiau, kad kai kurios iš šitų sistemų užsitarnauja labai stiprios kritikos, bet trūkumai bendrai yra tokie. Subscription tipo modelis, leidžiantis neribotai kelti kainą, tai yra jūs tampate, na, kaip ir įkaitais, jeigu jūs pakabinate visus savo procesus susijusius su paskirų valdymu ant tos sistemos, tai atitinkamai tas tiekėjas gali piknaudžiauti, jis iš pradžių gali dempinguoti kokius 2 metus veikti startupo režime ir po to, kai susirinka klientų bazė, ten tarkime 10 000 organizacijų, 3 kartus pakelia kainą, o jūs jau esate įkalinti, nes jums tiesiog per brangų, per sudėtingą, per daug laiko pakeisti. Tada savaime aukšta kaina, dabartinė kaina, kiek aš žinau, kiek aš rinkau info, tikrai nemaža. Uždaro kodo neįmanoma audituoti, kitos problemos. Jeigu aš, tarkime, dabar įjungsiu šiek tiek vaizduotę, esu kokia nors Prancūzijos įmonė, kur aš turiu labai stiprų konkurentą Jungtinėse Amerikos valstijose ir labai bijau pramoninio špionažo iš to JAV konkurento.
Kas man garantuos, kad tos įmonės, kurios veikia arba šaknis turi Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jie neteis pas, pavyzdžiui, vietinį NSA, nepasiprašys prieigos prie tos Prancūzijos įmonės paskirų iš, tarkime, kokio nors LastPass'o ir nebus suteikta. Tai tikrai neįmanoma audituoti ir iš to išplaukia aibė kitų problemų. Taip, kai kurios iš tų įmonių, ypač kurios jau perėjo startupų lygį ir tapo tokiomis normaliomis, galbūt listinguojamos įmonės, jos samdo privatų auditą. Bet privatus auditas yra vis tiek ne tas pats, kas yra atviras kodas, kur tūkstančiai nepriklausomų akių gali pamatyti ir iš karto pasakyti, va čia yra blogai, ponai, reikia taisyti. Tik debesyje. Aš nesu didelis GDPR dar ekspertas, bet tikrai geri teisininkai pamatytų tam tikrų problemų su GDPR, ISO 27001 standartų ir galimai kitais teisės aktais ir standartais. Čia aš šitą argumentą surinkau besiruošdamas šitam pristatymui. Kartais būna, kartais ne, kad yra arba nėra pluginai. Ir buvimas ir pluginų, ir jų nebuvimas, tai yra ir privalumas, ir trūkumas. Kai pluginų nėra, tai aišku yra mažiau lankstumo. Ir paskutinį trūkumą bendrą aš jau minėjau, kad yra vendor lock-in ir sudėtinga migracija, jeigu tau staiga labai nepatinka dėl, pavyzdžiui, pirmo trūkumo. Pirma alternatyva OnePassword, tai visi bendri trūkumai plus nėra pluginų, tai mažiau lankstumo, bent jau taip buvo, kai aš ruošiausi. Galbūt jeigu yra vienas pluginas, tai mes to neskaitysim. Tas pats vendor lock-in, nėra API palaikymo, kai tau reikia, pavyzdžiui, prisijungti, kad slaptažodžių saugyklą naudotų sistema, jinai pati prisijungtų į slaptažodžių saugyklą ir ją permestų jau OnePassword į kitą kažkokią sistemą, kad be žmogaus dalyvavimo, kitaip tariant. Apskritai čia, aišku, labai sudėtingas dalykas ir pats kaip esas mano mylimas, tai jisai irgi to nepalaikytų, bet vis tiek brangiai komercinė sistemoje tai yra irgi trūkumas. Detalių ataskaitų nebuvimas ir bent jau prieš 2 metus buvo greitaveikos problemos su didelėmis saugyklomis. Tai yra, kai organizacijų yra 10 000 paskirų, kas nėra visai neįprasta. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, Maxima grupė ar Lietuvos geležinkeliai, tai visai gali būti 5000 žmonių ir atitinkamai daug, kas iš jų turi kompiuterius ir net ne vieną gali paskirą turėti. Privalumai yra tokie, kad nebuvo žymių saugumo incidentų. Buvo vienas incidentas be poveikio saugyklai, kurį greitai identifikavo, neutralizavo ir aprašė, kas yra gerai, kas yra skaidrumas ir panašiai, nes kibersaugumo įmonės tiesiog privalo per Transparency prizmę, jeigu buvo incidentas, jį aprašyti, kokios išmoktos pamokos ir panašiai. Didelis privalumas, kad yra praėję kelis išorinius saugumo auditus ir turi back bounty programą, tai reiškia, kad tikrai labai rūpinasi savo saugumu. Tai yra, jeigu įsilaužėliai pas juos pasako tuk, sveiki, mes suradom didelį pažeidžiamumą pas jūs, kiek jūs mums išmokėsit. 20 000, puiku, sutarėm, visas pažeidžiamumo prašymas. Tai va čia yra back bounty programa. LastPass detaliai nepasakosiu, nes netiek daug laiko, tai paminėsiu išvadą, kad jokių būdų nenaudoti, nes daugybė buvo kibernetinio saugumo incidentų, tai viena iš pirmųjų tokio tipo sistemų, cloud-based, ir kiek tik tai tenai nebuvo tų incidentų, va čia yra keli linkai ir ten yra, jeigu matote žodį the latest LastPass data breaches, tai yra jų buvo visa krūva. Tai aš manau, kad jeigu buvo 2-3, tai jau reikia labai atsargiai rinktis ir aš pasirinkčiau tik tai tada, jeigu, pavyzdžiui, būtų, tarkime, labai gera kaina ir aš esu, tarkime, Jungtinėse Amerikos valstijose ir čia man dėl kažkokių tai reguliacinių priežasčių irgi reikia pasirinkti JAV įmonę, o šiaip griežtai prieš. Čia irgi viena iš nuorodų, kur straipsnėje tiesiog duodamas sąrašas. Taip, praėjo nemažai metų, bet vien tik tai, kad tokios atakos buvo labai didelės, kelia klausimą, kaip tenai, ar ten nėra, pavyzdžiui, didelės žmonių migracijos, IT-šnikų ir panašiai. Tai žodžiu, LastPass iš mano pusės didelis no-no.
Paskutinis iš komercinių yra NordPass, tai lietuviškas produktas, tai bendri trūkumai, plus trūksta tam tikrų enterprise tipo savybių, pavyzdžiui, Granular Access Controls. Nu, aš prisipažinsiu, aš bandžiau googlinti, bet pilnai nesupratau, kas tai yra, tiesiog pasitikėjau tuo šaltiniu, ką aš čia galvoju turim omeny, kad yra, pavyzdžiui, adminai, bet kokių 5 lygių. Tai yra, nu, pavyzdžiui, yra domeno adminas, tada gali būti žemiau, tada tiesiog KDV adminas ir koks nors power useris. Tai galbūt čia apie tai ėjo kalba. Yra tam tikras API palaikymas, bet jis yra ribotas. Vėlgi subscription tipo modelis, kuris leidžia neribotai kelti kainą ir mažesnė ekosistema, nu, ne tiek daug naudotojų. Privalumai, tai praėjo bent vieną išorinį saugumo auditą. Yra taip vadinamas Zero Knowledge Encryption saugykloje, tai reiškia, kad šifruojama ne pas NordPass debesyje, o šifruojama pas naudotojo įrenginio, serverio, KDV, nešiojimo kompo įrenginėje. Čia yra labai geras ir modernus dalykas. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, ir nulaužtų NordPass debesijos saugykla, įsilaužėliai liktų be nieko, nu, galbūt, tarkime, gautų klientų sąrašą ten su kontaktais, bet prie pačių slaptažodžių jie neprieitų. Geresnė kaina nei užsienio sprendimai, nu ir aišku, tie, kas yra patriotai, tai gali palaikyti šitą sprendimą. Pavyzdžiui, mano kolega Povilas naudojasi NordPass paslauga. Arnoldai, 6-7 minutės liko. Taip, dėkui už priminimą. Čia jau artėjo prie pabaigos, keletas vaizdų. LastPass, vat, atrodo taip. Aišku, čia būtų gyvai pavaikščioti įdomiau. LastPass atrodo taip, NordPass atrodo taip. Nu, kaip matote, yra kairiai pusė įprasta valdymo konsolės tokia kaip apžvalga, kaip dashboardo rinkinys su įvairiais punktais meniu. Ir tada jau, kai tu bakseli tą punktą, tu atsiduri jau šitame lange. Va, ir mano mėgstamiausia KeyPass, tai yra greitai privalumai yra tokie, kad atviras kodas, offline modelis, kad jūs nepriklausote niekam, pilnai valdote savo duomenis, pilna savo duomenų kontrolė, daug pluginų, plėtinių, kam patinka, kas negali naudoti, gali nenaudoti, labai patikimi šifravimo algoritmai, čia jūs matote jų pavadinimus. Tarp visų platformų labiausiai paplitusių, įskaitant tarp mobilių, egzistuoja jokio vendor locked-in, standartizuotas yra va, toksai formatas, kur ne tik toje programoje gali būti naudojama, bet ir kitur. Ir pritaikytas enterprise naudojimo, tai yra taip vadinamas shared database, group policies ir role-based access controls. Tai va, o reziumė būtų, kad slaptažodžių valdymas yra svarbi IT ūkio ir kiberhigienos dalis. Blogi žmonių įpročiai dėl nesaugaus slaptažodžio valdymai turi būti naikinami. Blogas slaptažodžio valdymas turi didelį įtaką kibersaugai ir šiaip duomenų saugumui. Tai ateina reikalavimas iš Lietuvos teisės aktų, tai yra ne mes prisigalvojam. Nesudėtinga realizacija, jeigu, pavyzdžiui, KeyPass atveju nuo kažko tai pradėti, o jeigu jūs po to matote, kad galite pajudėti į komercinį lygį, tai kodėlgi ne. Lengvai išmokstama iš naudotojų perspektyvos, lengvai administruojama iš žmonių perspektyvos ir jeigu kas nori į jau aukštesnį lygį eiti, tai Privileged Access Management, pakankamai sudėtingas sprendimas, bet, pavyzdžiui, kai kurie bankai, žinau, tikrai juos naudoja. Ir paskutinis dalykas, tai, pavyzdžiui, tie kibernetinio saugumo subjektai, kurie bus pripažinti esminiais, jie periodiškai privalo atlikti prieigų ir paskirų auditą. Tai irgi susijęs su saugiu slaptažodžių valdymu. Tai iš skaidrių tiek, jeigu man leis Ernestas, galbūt aš tada nukelsiu į pabaigą, jeigu kam bus įdomu, kad aš gyvai parodyčiau tą KeyPassą, nes man reikia kokių 2 minučių pasiruošimui. Tai aš dabar negaišinsiu gerbiamos auditorijos laiko, bet mačiau, kad bent vienas žmogus pakėlė ranką ir tikiuosi, kad gali jungti mikrofoną ir paklausti klausimų. Taip, labas, Jonas Bačinskas. Sveiki. Greitas dėl KeyPass klausimas, ar jisai sinchronizuojasi su kitais įrenginiais, ar tiesiog reikia turėti atskiras duombazes atskiruose įrenginiuose? Puikus klausimas, dėja negaliu atsakyti. Lyg aš googlindamas kažką tokio mačiau, bet tenai galbūt buvo sinchronizacija apie kai ką kitą.
Padarom taip, jūs, Jonai, būsite iki šitos sesijos pabaigos. Tikrai taip. Tada aš būtinai pasistengsiu surasti ir tiksliai jums atsakyti. Taip, Vytautas Černys iš GoIT. Sveiki, Vytautai, mūsų geras kolega, pažįstamas, bendradarbiaujam. Ir toks klausimukas. Pavyzdžiui, Edge'as deklaruoja, kad savo pasvardus laiko saugiai ir iš tikrųjų jis naudoja tą patį valtą, kaip ir Windows'e naudoja, o kas liečia offline, jis pušina pasvardus į 365 saugyklą. Nepaisant to, tai yra naršyklė, kokia yra Europos to reglamento požiūris į šią situaciją. Besiruošdamas, aš šiek tiek mačiau šitą topiką, dėja neturėjau labai laiko gilintis. Manau, kad tokia didelė įmonė kaip Microsoft'as tikrai nemeluotų dėl deklaravimo, kad tipo mes laikom saugiai, o iš tiesų nesaugiai. Jeigu taip yra, tai vadinasi, tas mano noras, kad jokie žmonės nenaudotų slaptažodžio kaip saugyklos susijusios su naršyklė, jis netampa toks aktualus, bet čia overridina, pasakysiu netaisyklingai, Lietuvos teisės aktai. Atėjusiam auditoriui labai dažnai IT auditoriai nėra klasikiniai hardcore IT-šnikai ir jie mato įstatymo raidę, kad negali būti naudojamas kartu su naršyklėm. Jie sakytų, ponai, nu taip, Microsoft'as čia deklaruoja, bet yra įstatymo raidė. Ir aš apsidrausdamas vis dėlto nerekomenduočiau naudoti. Jeigu, vat kaip jum, Vytautai, kur jūs pats žinote ir kontroliuojate, ir jums rūpi maksimalus saugumas, manau, kad Edge'as yra jau pakankamai gera naršyklė. Pavyzdžiui, namie aš turiu tiek Windows, tiek Linux kompus ir Windowsiniam kompe man vis labiau patinka naudoti Edge'ą, žinokit, ir jau Chrome kažkaip tai man nepatinka tas visiškas Google viešpatavimas, kad ir mano kukius valdo, ir Gmailas ir panašiai. Aš noriu atskirti biškį, kad jiem būtų sunkiau nupiešti mano Arnoldo paveikslą, ne? Tai aš, pavyzdžiui, mielai naudoju Edge'ą vis daugiau. Va, tai tikiuosi, Vytautai, atsakiau, bet čia būtų diskusijų toks klausimas prie arbatos arba alaus. Vytautai, atsiprašau, Vytenis Januševičius. Sveiki. Aš iš pardavimų pusės, aš labiau esu IT pardavėjas. Tai klausimas, kurį įrankį, turėjau dar vakar klausimą, kurį įrankį rekomenduotumėt, jeigu reikia įmonės viduje ar su partneriais dalintis slaptažodžiais? Kur yra slaptažodžių jau dalinimasis tas, pirmas dalykas, kas man ateina į galvą, tai kad ir neįtin brangus, paprastas, bet pamas, aš nematau. Kaip alternatyva turėti atskirai pirmas klausimas apskritai, kodėl čia reikia dalintis, nes tokios praktikos geroj įmonėj neturi būti iš viso. Jeigu yra legacy sistema, kur leidžia vienas naudotas ir bendrai 5 žmonės turi naudotis, tai čia problema su ta legacy sistema. Ir tą reikia taisyti, ir čia toksai bėgimas prieš traukinį, kur tave bet kada gali nublokšti. Bet jeigu toks poreikis atsiranda ir nenori investuoti per daug pinigų, tiesiog mažas KPS failiukas, kur būtų tie 5 slaptažodžiai, prieina visi kiti, kurie žino ir savo tuos slaptažodžius prieimo prie to antro KPS saugo asmeninėme KPS, darbo KPS, tai yra antroje slaptažodžių saugykloje. Aš matyčiau tokį variantą, bet šitą business case reikėtų labiau pasičiupinėti, nes iš tiek, kiek jūs papasakote, neina iš karto susidaryti pilno vaizdo. Va, o jeigu aukštesnis lygis, tai būtų KPS, atsiprašau, PAMas, Privileged Access Management, tarp žinomiausių yra CyberArk, bet tai yra išskirtinai sudėtingas produktas, visi kritikuoja jį už itin sudėtingą learning curve, tai yra mokymosi kreivę. Tai CyberArk čia būtų didelis overkillas, vėlgi atsiprašau už netaisyklingą žodį, bet aš tiesiog naudočiau tą antrą mažiuką KPS failą.